Sveikučiai. Šiandien yra ne ragavimo diena, o gaminimo diena. Tai gaminsiu tą, ką radau TikTok'e ir visi jau, man rodos, net ragavo, o gal ir ne. Tai yra iš agurkų. Agurkų prisirinkau. Ir darysiu. Pamatysit ką, bet nesakysiu, kaip darysiu. Tiesiog pamatysit ir viskas. Parodysiu, ko tik reikia ir toliau rodysiu, kaip daroma. Tai prisirinksiu to, ko reikia ir grįšiu pas jumis. Ką, grįžau, susirinkau visko, ko man reikėjo. Tai reikės krapų, reikės druskos, cukraus ir žinau, ką čia. Tai va. Bet jo reikės vienos kiautelio. Tik tai, kas daugiau, tai daugiau. Čia jokio skirtumo nėra. Ir krapai. Ir ką tik nuploviau tiek krapus, tiek agurkus ir dabar dėsiu viską į šitą bliūdą. Aišku, pamatysit, ką darysiu. Tai pasiemam peilį, pasiemam agurkus ir pasiemam rodos maišelį. Tai toj, viską, kai susidėsiu, tada ir grįšiu. Viską pasiėmiau, ko man reikėjo, tai yra agurkai, bliūdas, maišelis. Tai dabar pasiėmam agurką ir kampučius nupjaunam, taip. Visus taip agurkus darant, ir dedam į bliūdą. Aišku, jie yra dabar šlapi, tai ir labai gerai. Kampučius agurkų nupjaunam. Visus agurkus tiek, kiek turit. Tiek, aišku, prisirinkot. Šito bliūdą ir šito maišelio nebereikės. Dabar pasiemam šitą bliūdą, kuris yra visas padarytas. Ir pasiėmus agurką, visi kampai nupjauti, perpjaunam jį per pusę. Aišku, man nesiseka biškinu, bet va taip. Kaip norit, taip ir pjaukit, kaip išeina, taip ir darykit. Kaip sakoma, užsirauginsim agurkus. Taip va per pusę. Buvo pauzė, nes man skambino, tai turiu perskambinti. Tai dabar vėl nepabaigiau dar visų perpjaut per pusę. Tai va. Aišku, jeigu biškis storesnis, tai galit irgi dar kartą per pusę. Jeigu gaunasi jums ten taip per storai. Aišku, galit daryti, sakau, kaip jūs norit, bet čia jau yra jūsų reikalas, kaip jūs susipjaustysit. Galit ne taip, kaip aš darau, galit daryti kitaip. Čia kaip visiems išeina. Jeigu taip ir nesipjau, bet skauda dabar. Tai va. Aišku, atsarginiai spjaukite pirštą, nes man jau dabar teko. Biškį. Skauda dabar pirštą, bet nieko. Gerai, visus čia tai padariau valingai. Bet dar kažkas liko. Tarkim, nebeliko. Tai vat taip parodysiu. Kaip atrodo ją per pusę perpjauti. Galit, aišku, įstrižai, galit kaip norit. Čia jau jūsų pasirinkimas, aš darau taip. Man taip. Pasiėmat krapų. Tiek, kiek norit, kiek dedat, tiek, kiek norit. Ir dedam į tą patį puodą viską. Ne į puodą, bet į bliūdą. O taip atrodo su visais krapais. Dabar, kai krapus sudėjom, mums reikia pasidaryti, nulupti šitą. O dieve. Vieną skiautelį galit pasimti, galit net ir du. Čia kaip kam. Aš taip pasimsiu vieną, man užteks ir vieną. Kas norės dasidės. Kaip sakoma. Išsilupam visą šitą. Taip atrodo. Ir dabar galit arba traiškyt, arba pjaustyt. Jo, čia skirtumo nėra. Aš mačiau, kad jinai traiškėjo, bet man neišėjo, tai aš tiesiog va taip susipjaustysiu. Tai va. Susipjoviau. Dabar pasimsiu šaukštelį, arba nebūtina šaukštelio pasiimti. Dabar reikės cukraus ir druskos, be jokio aliejaus, acto ir be nieko. Tiesiog pasiėmam druskos, bet aišku, nepadauginam.
Aišku, čia kiek kas nori dedat. Ir dabar dedam cukrų. Reikia kiek kas nori. Aišku, negailėkit, nieko čia nusudysit, bet tai, kas sakau, kad, nebūtų per daug paskui. Ir dabar visą šitą dalyką, sudėjus į vieną, tuoj parodysiu iš arčiau, kaip jis atrodo. Druska, cukrus, viskas, ką jūs matėt, ką dėjau čia. Ir dabar, o dieve, čia dabar sunkiausia dalyka varom. Žinot, kas yra nelengviausia? Reikia dangčio, ar bliūdo, ar kažko, kad uždengt ir pradėti jį kratyti. Iki šlapumo, iki skystimo atsiradimo, arba nežinau, ir tada keliom minutėm, valandai palikti jį uždengus ir paskui paragauti ir galėsit ragauti. Tai va. Dabar man reikia ieškoti dangčio, bliūdo, nežinau, nors ir kažko, kad galėčiau jį išmakaluot. Iki pats skystimo, šlapimo, kad jie būtų šlapi ir skanus, ir cukrus, druska ištirpt. Tai susirasiu ir kai surasiu, ateisiu pas ją. Grįžau, radau tą, ką reikėjo. Ir dabar pasiėmus jį uždengus. Aišku, prilaikykit, nes čia yra, taip turi būti. Aš nežinau, ar aš jį išlaikysiu, nes aš vakar bandžiau, vos nepamečiau nieko. Vakar tikrai labai gerai buvo. Ir bandysiu dabar jį plakt, tiesą sakant, nepamesti nieko. Bet kaip man čia prilaikyti. Ir va taip tiesiog purtyti. Man jis čiuožinėja. Galit visaip. Man tas dantys nepatinka. Jis čiuožia man nuo visur. Oi, tas dantys aš negaliu. Netitinka man jisai, bet tai pohui, čia jau kaip pasieksiu. Ir va taip tiesiog purtyti iki visos masės. Kol cukrus, druska ištirps, skystimas matysis, viskas matysis ir galėsit tada valandai ar daugiau palikinėti. Aišku, jis man čia žinėja, tas dangtys mane visi nervuoja. Oi, tas dangtys mane dabar taip nervuojas. Aišku, reikia stipriai prilaikyti, bet aš bijau, kad jis man yra stiklinis ir gali su visais agurkais, nežinau. Ir va taip tiesiog manęs dangtį reikia patvarkyti, nes man kitaip nėra patogu. Nes jis čia žinėja man. Oi. Aišku, aš jį prispaudus laikau, bet jis čiuožia vis tiek, nes manęs net neklauso jisai. Net nežinau, tai man paimti, kad ne čia žinėja tada. Na, va. Kaip kvepia. Ir antras, jie jau šlapiai. Cukrus, druska, matau, nebelikę. Galiu net parodyti, kaip atrodo. Tokie šlapi. Aišku, dar pakratysiu, net nematau jokio skystimo aš. Dar tikrai reikia. Jau atsirado, bet dar tikrai reikia. Pakratyti. Mane tas dantys garuoja. Aš sakau, mane tas dantys turbūt greičiau į kapus nuves. Galit ratus sukt, galit tiesiog vienu metu plakti ir nesukinėti nieko nedaryt, bet aš tiesiog išplakau, kad matytųsi labiau ir stuomis ir visą kitą. O Jėzu, tikrai reikia duoti vyrams darbo, ne moterims čia plakti. Ar tėčiai, ar kažkam iš stipresnių. Ir tiesiog plakas tol, kol drėgmė atsiranda, šlapias, skystymas ar kažkas tokio. Gal druska, cukrus ištirpsta ir panašiai. Nepavargo. Blemba, tas dantys aš negaliu. Ir va taip tiesiog plaka. Gal užteksiu. Nes aš jau čia pavargiau. Gerai, skystimas randasi.
Nu gerai, dabar paliksiu valandai ar 2 ir jo, ir tada ragausim. Tai dabar grįšiu, kai bus ta valanda ar kažkiek tai praeis valandų ir grįšiu ir galėsim paragauti ir pasakysiu koks. Nu ką, atėjo metas ragauti ir murkus. Skanumėlis. Aš jau juos vakar dariau. Leistinu juos 10 iš 10. Puiku. Nu, kitą kartą ir ate.